Ir iš tiesų čia yra, na, tiesiog tikras malonybės, sakykim, Klaipėdos. Ir mes bent jau keletą turėsim progos pamatyti. Žodžiu, ir kitas toks savitumas, kad tai jau praktiškai priemiestis, kuris buvo pereinamoji zona iš miesto į, sakykim, tą apylinkį. Ir tame priemiestyje be visa ko būta miestiečių daržų, nes miestiečiai laikė pievose gyvulius, nes daugelis iki pat XIX amžiaus turėjo tų gyvulių, kurie gyveno miestuose, tam pačiam mūsų mieste. Taip pat būta ir keletas dvarų, tačiau jų istorija ir dvarininkų istorija yra susijusi konkrečiai su miestu, tai buvo miestiečiai daugiausiai, reiškia, tie dvarų savininkai. Tai va tokie ypatumas. Na ir mes pradėjome nuo tokios simbolinės vietos. Čia, kur stovime, buvo kažkada miestą juosiantis griovys. Ten tolėliau į tą pusę matote kalnelį, tai ten, ant kurio izraelitų buvusi ligoninė. Gynybinio pylimo fragmentas, kitas gynybinio pylimo fragmentas, tai yra Jono kalnelis, puikiai žinote, reiškia. Ir praktiškai už griovio, tai yra maždaug kur Bangų gatvės pradžia, buvo vieni pagrindinių vartų, tai yra Kulių vartai. Kulių pavadinti todėl, kad buvo iš akmenų, žemaitiškai kulius, tai akmuo yra akmenų vartai, kurių fragmentai buvo išlikę iki 60-mečio. Vieno bokšto labai perstatyta daug kartų, bet vis tik tai jisai dar stovėjo. Paskui buvo nugriauta, tai ta aikštelė prieš Tabokynę, reiškia, toj vietoj. Ten viena pusė tų vartų, kita pusė buvo jau dabartiniai alaus daryklos teritorijai. Tai, žodžiu, esame tokioj vietoj ir pirmas objektas, kurį norisi parodyti, tai yra antroji pagal amžių, sakykim, Klaipėdos apskrities ligoninė, kurią mes šiek tiek daugiau mažiau žinom kitų pavadinimų. Tai yra tų meilės ligų, reiškia, ligoninė. Na ir apie ją